Kartais liūdesys ateina ne kaip audra, kaip tylus vakaras, nepastebimai nusėda ant pečių ir lieka jis neklausia. Esi pasiruošęs, ar turi jėgų, ar dar tiki tuo? Kuo tikėjai vakar, jis tiesiog ateina ir primena, kiek daug dalykų gyvenime yra trapūs. Yra toks jausmas, kai sėdi tarp žmonių, bet viduje visiška tyla, kai šypsaisi, bet kažkur giliai supranti, kad ta šypsena tik kaukė, kurią užsidėjai ne dėl kitų, o kad pats nesubyrėtum. Ir niekas nemato, kaip sunku ją išlaikyti. Mes dažnai netenkame ne tik žmonių, netenkame ir savęs, to, kuo buvome, kuo tikėjome, ką mylėjome. Laikas iš lėto nušlifuoja prisiminimus, bet skausmas kartais lieka aštresnis nei bet kada. Jis primena apie neišsakytus žodžius, apie apkabinimus, kurie taip ir neįvyko, apie rytoj, kuris niekada neatėjo. Ir skaudžiausia yra ne tai, kad viskas baigėsi, skaudžiausia, kad kartais net nepastebime, kada prasideda pabaiga, kada paskutinis pokalbis tampa paskutiniu, kada paskutinis juokas paskutiniu. Mes gyvename manydami, kad dar turime laiko, bet laikas niekada nežada, kad palauks. Tačiau net ir tame liūdesyje yra kažkas prasmingo. Jis parodo, kad mylėjome, kad mums rūpėjo, kad buvome gyvi, nes tik tas, kas iš tikrųjų jaučia, gali taip giliai skaudėti. Galbūt vieną dieną tas skausmas taps tylesnis, nedings, jis niekada visiškai nedingsta, bet taps dalimi tavęs, kaip randas, kuris nebekraujuoja, bet primena, kad kažkada skaudėjo ir tu išmoksi gyventi su juo, ne prieš jį. O kol kas leisk sau jausti, leisk sau liūdėti, nes net ir tamsiausiame liūdesyje slypi tiesa apie tai, kas mums iš tikrųjų